Aš suprantu, kad mes gimstam tam, kad evoliucionuoti. Ir todėl visą laiką siekti geriau yra normalus reiškinys ir tos, kurios supranta, kad net jeigu kiti mums sako, ko tu dar nori, jeigu pas tave viskas gerai, bet jeigu tu viduje jauti, kad turi vidinio potencialo, kad tu dar turi neįgyvendintų svajonių, kad tu turi kažką tai norą, ne tik norų įvairių, siekių, tai yra absoliutiškai normalu, kad reikia to vidinio savo balso klausytis ir tai įgyvendinti. Ir aš padedu moterims eiti, daryti tuos proveržius asmeninius per vidinę giluminę transformaciją. Šiandieną kalbėkim apie mūsų temą – pinigai moteriškai ir su lengvumu. Įkvėpkim giliai. Ir pradėsiu ne nuo toli, bet iš karto tai, kas yra pagal esmę. Galbūt daugelį nuvilsiu, bet aš noriu, kad prie manęs rinktųsi žmonės, kurie visgi yra mąstantis. Nes mes ir taip labai dažnai užsikabinam kažkokios iliuzijos ir prarandam labai daug metų, neįdamos ir negyvendamos taip, kaip mes norėtumėm ir galėtumėm. Ir viena tokia iliuzija yra, kad žmonės visgi nesupranta to, kad lengvumas. Taip, todėl, kad daugeliui trūksta lengvumas. Ir tas lengvumas tai pasireiškia per laimės trūkumą, džiaugsmo trūkumą, per vidinės gausos, meilės būsenas, džiaugsmą vidinį, giluminį laimės būseną. Tai yra būsenos. Ir lengvumas irgi yra būsena. Ir jinai yra vidinė. Ir dauguma žmonių dar gyvena iliuzijų, tikėdamėsi, kad kažkas fiziniai realybei gali man tą būseną arba lengvumą suteikti. Vyras, mėgstama veikla, savirealizacija, daugiau pinigų, proveržis, taip nėra ir aš daugelį nuvilsiu. Todėl, kad mes savo gyvenimą ir realybę kūriam iš vidaus. Ir būsena mūsų yra būsenos, yra vienas iš svarbiausių dalykų, iš ko mes ir kūrėme viską tai, kas pas mus vyksta. Būsenos. Ir lengvumas yra būsena. Ir tol, kol mes neatrasim ir neišmoksim tos vidinės lengvumo būsenos generuoti savy, nebus jokių lengvų pinigų. O dabar pakalbėkim, iš kur eina tas sunkumas, apie ką tas sunkumas ir kaipgi visgi iš to sunkumo kapstytis, ką reikia daryti, kaip eiti tą vidinį lengvumą. Tai yra susiję su tai, ką aš masterclass kalbėjau. Visų pirma, sunku yra tada, kai tu gyveni susimažinęs. Sunku yra tada, kai tu gyveni toj savo ego dėžutėj. Sunku yra tada, kada tu savy, savo toj žmogaus struktūrai neši kitų žmonių, netgi galim pasakyti tokią medžiagą, net ne savo. Tai yra ir įgyti kitų žmonių požiūriai, įdiegtos programos šeimos sociumo, ir tai yra dar gilesni dalykai, kurie yra mūsų genetikoj ir įrašyti mūsų atminties diske, tai yra mūsų karminiai dalykai. Vat visos tos yra mentalinės ir karminės šiukšlės. Mes kalbėjom apie vibraciją, kol tu su jomis gyveni, tai yra tavo toksai svoris. Ir todėl, kai tu gyveni su tuo svoriu, tai yra sunkumas tavo gyvenime, kuris sukelia tavo sunkumo būseną. Sunkumas irgi yra būsena priešprieša lengvumui. Dabar žiūrėkim giliai, nes aš esu sisteminio metodo autorė, sisteminės programos autorė ir aš žiūriu į viską, tiek patiriu problemos sprendimą sistemiškai. Ir žmogus irgi yra sistema, kurio sistemoje yra visi šitie dalykai išvardinti. Žmogus nėra tik fizinis kūnas. Ir todėl, jeigu jisai nežiūri save plačiau, tada jisai gyvena tokį nesavo gyvenimą, jis nesupranta savęs ir jo gyvenimas yra tarytum aš nesavo gyvenu. Mane lydi sunkumo jausmas, užburto rato, voverės rate sindromas. Va apie ką tai tas sunkumas. Todėl, kad tai yra mūsų programų įrašyta. Ir tas programas mūsų užduotis valytis, jeigu mes norim eiti į tą lengvumą savo gyvenime.
Toks yra kelias, kito kelio nėra. Ir aš noriu pasakyti, kad dauguma žmonių man ateina ir dažnai sako, aš tą žinau. Bet to žinoti nepakanka. Todėl, kad jeigu žmogus jisai žino, kad jis turi kažkokias trauminės patirtis savo vaikystėje, bet jisai tų trauminių patirčių neišgydė. Jos taip ir lygia yra. Tai kas iš to, kad mes žinom? Mums reikia transformuoti ir jų išsivalyti, o nežinoti. Ir dauguma žmonių to nesuvokia. Todėl, kad jie ištisai metų metais, dabar dėmesio, tai yra pats svarbiausias dalykas. Todėl, kad mes atsakymų ieškom per informaciją išorėje. Per astrologiją, human designą, per bandydami pakeisti tai per meditacijas. Tai neveikia, draugai, per psichologiją jūs neišspręsite tokių dalykų, todėl kad tai bus tik tai simptomų sušvelninimas. Todėl kad aš jums dar kartą sakau, kad jeigu jūs norit eiti ir daryti transformaciją greitai ir reikia eiti labai giliai. O psichologija tai ne apie gilę. Todėl kad psichologija daro tik tai paviršinius dalykus ir terapija. Yra gilesnis lygmuo, energetinis, sielos karminis. Psichologija šitų dalykų nesprendžia. Todėl lieka vienintelis kelias eiti per savo vidų ir gilį. Eiti, pirmasis sluoksnis yra pasąmonė, o dauguma ignoruoja. Taip, vieni sako, oi, užtenka savo sąmonę praplėsti per meditacijas ir jau bus viskas gerai. Ne. Meditacijos yra tik tai laikinas tuo metu palengvėjimas. Arba dauguma moterų dabar yra labai populiaru. Moterų ratai, kelionės į užsienį išvažiavimas, taip kažkoks balis, į šiltus kraštus išvažiuoti. Kai žmogus išvažiuoja, tai yra tarytum tu išvažiuoji į atostogas. Tu tarytum padarai kažkokį darbą, tu pabūni bendraminčių rate, tu atsipalaiduoji, tu pabūni gražioj šaly, kur yra daugybė emocijų, daug įdomių dalykų, ten gera tuo metu. Bet kai tu grįžti savo realybę, daugumą, kaip sako, mes grįžtam vėl į Lietuvą, ar ten irgi labai daug mano klienčių ir Jungtinėje karalystėje gyvena, visose, ir Švedija, ir Norvegija, kur yra šalto klimato šalis. Ir tada, sako, tu grįžti ir vėl tu grįžti savo tą pilkumą, į savo tą rutiną. Ir tada dar sunkiau netgi kartais būna. Todėl, kad mes neišsivalėm savo tų programų, arba tik tai truputėlį ten kažką tai padarė, mums laikinai pagerėjo. Tai suprantat, tą, ką dauguma iš jūsų darė 10 metų, 7 metus ir jūs galvojat, kad tai yra transformacija mano, aš keičiausi. Taip, aš suprantu, kai mes dirbam su savim, mes po truputį keičiamės. Visada tas žmogus, kuris dirba su savo mąstysena, savo požiūriu, tikėjimu, savaime suprantama kažkokias praktikas, kad bus, bet transformacija yra labai lėta, nes mes to tikrojo transformacinio giluminio sisteminio darbo dar nedarėm. Ir dauguma žmonių nesupranta to, kad lengvumas tai yra būsena. Ir jinai atsiras tada, kai jūs gyvenat tam savo vibraciniai, visiškai kitokioj būsenai. Dabar, apie tai, kad pinigai visgi yra susiję su moterimis, kurios karjeroj yra aktyvios, ir tos moteris, kurios turi savo verslus, savo solo projektus. Aš daugiausia kalbu su tokiom moterim, todėl kad jos žino, kad taip, kai tu esi atostogose, tai lengva gali būti kiekvienam. Kai tu nieko neveiki, nedirbi su klientais ir turi tokį, kaip pasakyti, gyveni tokį gyvenimo būdą, gal laikinai, o yra tokių moterių, kurios visą laiką gyvena ir jos atsakomybė su savo pinigus materialinę gerovę neprisijama. Bet aš kalbu ir kreipiuosi tas moteris, kurios dirba, kurios daro karjerą, kurios turi atsakingas pareigas, versle yra. Ir jos labai gerai žino, kad tenai ant būsenų savo verslo nepastatysi. Nori, nenori, tenai reikės įjungti savo analitiką, mąstymą, loginį protą. O ten, kur įsijungia loginis protas ir va šitie dalykai, ten lengvumo nėra. Ten įsijungia ta būsena vidinė. Ir tam, kad išmoktoj vidiniai būsenai gyventi ir va tame balanse gyventi,
reikia stipraus, giluminio darbo ir to įgūdžio būti tame lengvume. Kad gyventi tame balanse, todėl kad tam, kad versle būt, taip, mums reikės ir atsakomybių, ir darbuotojų, ir klientų, bet mums reikia būsenos. O tada, kai mes einam pas daugumą, pažiūrėkit kiek iš jūsų nenorit daryti pardavimų, kiek iš jūsų nenorit eiti į naują lygį klientų stipresnių. Taip, va dabar, kol dar, arba kurie nenorit iš jūsų eiti tą naują verslo modelį kažkokią, kurie iš jūsų nenorit išeiti socialinius tinklus, kai kurie iš jūsų negalit pradėti savo savirealizacijos, ir yra tokia savijauta, kad aš nežinau savo veiklos. Tai yra todėl, kad aš nenoriu, aš bijau išeiti. Net ir man, jeigu atrodo, kad aš noriu, pasąmonį aš nenoriu. Todėl, kad man reikės eiti prie klientų, o visi bendravimai su kitais žmonėm man sukelia iš karto stresinės situacijas, kurios dar labiau sustiprina. Pažiūrėkit, nuo ko mūsų tas sunkumas ir stresinės situacijos atsiranda. Dažniausia tai yra bendravime. Todėl, kad bendravime mes praeinam tam tikrą pokytį, transformaciją. Ir žmonės, kada versle būna, labai dažnai pasitraukia iš verslo ir, kaip aš sakau, pasitraukia, yra labai daug tokių moterų, todėl kad jau būna per sunku. Tu visą savo jėgas atiduodi, tu prisiemi daugybės atsakomybės už visus kitus. Taip, kiek daug mano moterų sako, taip, klienčių, kurios ateina pas mane, sako, pas mane tiek daug yra atsakomybių, kad aš nebegaliu nuo to visko pakelti. Prie manęs ateina silpni žmonės, ateina tokie žmonės, kurie nesugeba padaryti dalykų, kurie atrodo elementariai paprasti. Ir tada man tenka viską daryti pačiai, daryti nereikšmingus dalykus, man nebelieka laiko daryti svarbiems dalykams, ką aš išgirdžiu. Ir žiūrėkit, čia skamba žodis atsakomybė. Todėl, kad kai mes prisiėmėm per daug atsakomybės, mes juk patys su tuo sutinkam. Sutinkat? Mes prisiėmam patys tos atsakomybės. Ir aš dabar noriu su jumis analizuoti toliau šitame laive apie tokius 3 dalykus, kuriuos aš norėčiau, aišku, mes galėtumėm čia labai daug kalbėti, bet šiandieną vis tiek tai yra laikas, aš jums analizuosiu ir rodysiu, kaip tas sunkumas susijęs su pinigais, kaip jisai susijęs su mūsų atsakomybė ir su mūsų verte ir su mūsų giluminiais poreikiais. Ir kur yra asmenybei klaidos. Žiūrėkit. Tol, kol mes savo fokusą laikom į išorę, tikėdamėsi, kad ten vyks transformacija, čia jau yra sunkus ir sudėtingas būdas gyventi. Ir iš to pasekoja ir gaunasi, kad mano gyvenimas yra sunkus. Todėl, kad aš negyvenu pagal visatos sumanimą. Tol, kol jūs ieškosit išorėje kažko, jūs negyvenat pagal visatos planą. Tai yra numeris pirmas, kodėl yra sunku. Gyvenimas netaip veikia. Kodėl pas jūs taip yra? Todėl, kad genetiniai žmogaus programui yra uždėtas antspaudas, kad gyvenimas yra sunku. Iš kur jūs paėmėt tą gyvenimą sunku? Iš kur jūs jį paėmėt? Jeigu žiūrėsim artimiausiam, tai vaikystėj formavosi požiūris, kurį mes perėmėm iš savo tėvų ir iš tos terpės, kurioje mes gyvenom, stebėdami savo artimąją aplinką. Toliau lygiai taip pat, ką mums sociumas aplink diktavo. O iš kur pas mūsų tėvus atsirado ta sunkumo programa? Taip, dauguma iš jų irgi augo didelėse šeimose, turėjo sunkią vaikystę, pasakojo jums istorijas, kurios jūs niekada net nematėt. Jūs perėmėt tą medžiagą savo tėvų ir į savo gyvenimą įsidėt. Tėvai perėmė savo medžiagą iš dar sunkesnės, iš savo tėvų, kurie dar sunkiau gyveno. Ir tas tęsiasi iš kartos į kartą ir lieka ir mūsų genetikoje. Bet mes turim tokią galimybę su tuo susitvarkyti. Aišku, jeigu mes suprasim ir suvoksim viso to svarbą.
Todėl, kad jeigu mes netvarkom to savo sunkumo programos, tai ir mes negyvensim savo normalaus gyvenimo lengvume, pinigų lengvume neuždirbsim, nepajusim tų lengvumo būsenų ir lygiai tą pačią savo sunkumo programą dar perduosim iš kartos į kartą. Va tokie dalykai. Realistams, žmonėms, kurie masto ir kažką tai suvokia. Dabar ir todėl, kai aš sakau, kad tai yra sisteminiai dalykai ir kodėl pas mus yra rezultatai, todėl, kad mes žiūrim iš toli, o ne va čia va dabar. Taip, todėl, kad dauguma žmonių, jie dirba su afirmacijom, jie dirba su kažkokiam ten emocijų paleidimai, bet yra daug gilesnių dalykų, kur galim dirbti iš toliau ir greičiau. Vat apie ką aš kalbu. Todėl, kad tai yra šakninės problemos, kaip tą sunkumą išimti. Dabar sunkumas dar formuojasi iš to, kad mes gyvenam toj savo dualaus ego matricoj, nesuprasdami, kaipgi iš tikrųjų vyksta šitas gyvenimas. Ir kol mes žiūrim į tai, kad mes galim va ten kažką tai keisti, pirmiausia, materialiniai realybėj, juk pažiūrėkit, kaip dauguma iš mūsų gyvena. Ir aš noriu, va šičia, va, kad mes kalbėtumėm kaip suaugę žmonės, ir aš lygiai taip pat gyvenau. Lygiai taip pat gyvenau ir daugybę metų, 10 metų ieškojau tos transformacijos per išorę. Ir taip jinai vyko, bet jinai tokia maliusinki vyko pagal tai, ką aš dabar per paskutiniuosius 4 metus darau. Kai pradėjau eiti tą vidinę transformaciją, tada ateina aiškumas. Ir dabar, tol kol žmogus nesupras, kad išorį jis nieko nepakeis, kad tai daroma tik per giluminę, vidinę, sisteminę transformaciją, jis ir liks va tame visame, kaip sakom, užsivėlime, tame sunkume ir voverės rate. Dabar kalbėkim apie va tokią būdą, keletą dalykų, keletą tokių principialiai skirtingų dalykų, kaip aš dirbu ir vedu transformacinę savo programas, transformaciją kaip vyksta. Tai dar kartą, ne per informaciją, bet per transformaciją. Rasti savo tuos konkrečius šeimos modelius ir su jais susitvarkyti. Todėl, kad kol mes gyvenam, mes gimėm ir mes turim savo tikrąją gyvenimo, jeigu taip galim pasakyti, tokią užduotį šitam įsikūnijimui. Bet jeigu pas mus nėra gilaus vidinio kontakto su savim, aš net neįsivaizduoju, dėl ko aš čia gimiau, kokios mano sielos užduotis, koks tas mano pašaukimas, koks tas mano kelias. Todėl, kad jūs per visus va tas programas, va tas senas, jūs net neįeinat į savo gilį. Jūs net nepažinot dar savęs tikrosios. Mes gyvenam susitapatinę su savo tikėjimais, su va ta visa tėvų perduota medžiaga ir mes įsivaizduojam, kad čia esu aš. Ir kol aš įsivaizduoju, kad čia esu aš, man yra sunku. Todėl, kad aš savęs tikrosios negyvenu. Pas mane nėra to jutimo, pas mane nėra to kontakto su savo aukštesniuoju aš. Štai kodėl man yra sunku. Ir kodėl reikalingas vidinis darbas, transformacija, o ne kažkur per išorę. Dabar pakalbėkim su jumis apie tokį vieną labai svarbų dalyką, kurį aš aiškinu visada moterim, apie išverstinę savivertės mechanizmą. Ir kodėl? Mano suvokimu ir mano patirtim, nes tai praėjo daugybę klienčių pagal mano tą metodą, auksinę materialinės gausos formulę, kaip viskas vyksta ir ką mes darom. Visų pirma, jūs turit suprasti tokį dalyką, kad žmogus gimdamas turi keletą prigimtinių poreikių. Ir vienas iš tokių, aš keletą šiandieną paminėsiu, nes aš matau, kad dauguma mano klienčių, tokių mano avatarį, yra tipiška. Ir todėl aš kalbėsiu apie tokius tipinius dalykus, kas man yra labai gerai pažįstama, nes mano asmeniškai pačios tas praeita ir dauguma mano klienčių irgi tą patį turi. Vienas, tų moterų, kurios eina į verslą, į solo projektus, į tą augimą, kurios nebeingos savo materialiniai geroviai, karjerą.
Ir vis daugiau ateina pas mane tokių moterų, kurios tikrai, kaip pasakyti, tokios ir pareigos yra, kaip pasakyti, tokios atsakingos. Tai ateina moteris, kurios yra lyderės, mokykloje jos lyderės buvę, seniūnės, renginių visokios vedėjos. Ir dabar jos moka užsidirbti pinigus. Ir kas yra tokioms moteriams labai svarbu ir tokie tipiniai dalykai, gal jūs apie save pažinsit. Kad giliai vienas iš tokių svarbių dalykų man yra svarbu savo vertės pajautimas. Savo vertės, savo reikšmingumo pajautimas. Ir dar giliau būna, ne visoms, bet labai daugumą man svarbu pripažinimas. Aš noriu jaustis pripažinta. Aš noriu, kad pripažinti būtų mano talentai, mano sugebėjimai, mano nuomonė, mano indėlis. Pripažinimas, nes aš taip jaučiu savo vertę. Bet kaip mes darom? Tam, kad gauti savo, pajausti savo vertę, yra dar gilesni dalykai. Kada man yra svarbu pajausti savo reikšmingumą, savo vietą. Ir yra dar kiti gilesni dalykai, irgi toks poreikis, saugumas ir reikalingumas. Saugumas, reikalingumas ir mano vertė ir svarba. 3 tokie dalykai. Ir žiūrėkit, kaip jie yra tarpusavyje susiję. Baziniam fundamente giliam yra reikalingas saugumas. Saugumas, ir jūs pačios galite pagalvoti, kaip jums saugumas reikalingas. Ir tam, kad tada gyvenime jaustis saugi, mums vienai būti nesaugu, vienai nesaugu būti, todėl mums yra labai reikalingas daugumai partneris. Daugumai nesaugumas reiškia, kad man reikia partnerių, tai yra partneris arba vyras šeima, artimoji aplinka palaikanti man yra labai svarbi. Namai, kai aš juos turiu, tada aš pasąmoningai jaučiuosi saugi. Toliau komanda, žmonės, kurie su manim eina. Man ir taip, kaip aš komunikuosiu sociume. Ir tuo atveju gaunasi žmonės, tai yra mūsų klientai. Ir tam, kad tą saugumą gauti, o plus mums dar reikia ir reikšmingumą savo pajausti, savo vertę pajausti, ir dar yra labai stiprus poreikis būti reikalinga, būti viso to dalim. Tada kaip mes pradedam gyventi? Tada mes pradedam gyventi, darydamos viską, kad mes būtumėm reikalingus, kad mes būtumėm vertingus, ir tada mes pasąmoningai jausime saugios. Ir kas tada vyksta realybėj? Tada mes prisiemam už visus atsakomybę. Už komandą, už klientus, namuose. Visų galų meistras dažnai moteris būna. Ta prasme, pažiūrėkit pačios, kaip jūs visur už viską prisiimat atsakomybę. Taip, klientai, kliento rezultatas, už viską. Ir mums atrodo, kad taip normalu. Bet kai mes pradėsim žiūrėti save ir matyti tą gylį, kas pasąmoniai, todėl kad tol, kol mes nedirbsim, nežiūrėsim į gilesnius dalykus, mes niekada tų dalykų nematysim. Ir tada susidėlioja tokia grandinėlė. Man reikia prisimti labai daug atsakomybės, nes tada, kai aš daug prisiemu atsakomybės, ašgi būsiu labai svarbi viso to reikalo dalis. Tada, kai aš prisimsiu daug atsakomybės, aš būsiu reikalinga. Ir tada mes pačios užsidedam tą sunkumo naštą. Tada mes pati užsidedam tos atsakomybės naštą. Ir tada mes einam prieš savo dažniausiai troškimus ir norus. Dirbam ne su tais klientais. Vyrams padedam versle, gelbėjam, skolinam pinigus vyrams. Labai dažnai būna, todėl kad tą, ką aš matau, dirbdama tą temą, taip, tai yra gyvenimas, tai yra mano vidinė transformacija ir mano tokia yra kryptis. Daugiau savirealizacija, pinigai, bet ir ten yra santykiai su vyrais, per tą liniją pinigai.
Ir va ten nusisuka daugybė dalykų, vat ir va šitų dalykų, kuriuos aš kalbu, ir kad lengvai pinigai, lengvumo nėra ir santykiuose, poroj, ir lengvumo nėra bendravime. Šaknis yra gyvenimas sunkus, aš ieškau tų pripažinimų, man reikia susikurti tokį elgesį, kad man, nesvarbu kas ten bus, bet aš turiu gauti bet kokią kainą pripažinimą. Ir tai yra išverstinės vertės, išverstinio to pripažinimo savęs mechanizmas veikia. Ir programoje auksinė Gusos formulė ir individualiai darbė su manim mes dirbam su moterim, kad atgauti tą savo vidinį fundamentalų saugumą, gyventi saugu, eiti gyvenimą saugu. Verslas, taip dabar pinigai yra per normalus vis tiek per verslą, per solo projektus, per atsakingas pareigas, jeigu mes kalbam apie didesnius pinigus, nes man visą laiką domina augimas ir mane domina ir didesni pinigai. Ne taip, kad ten truputėlį, bet mane absoliutiškai domina didelė proveržiai. Mane asmeniškai domina mano vidinis potencialas, juk mumise tiek visko daug sudėta. To, ką mes nepanaudojam. Masterclass aš kaip tik apie tai dariau, klausykitės, tai apie mūsų vidinę galią, tai apie mūsų psichinę galią, tai apie mūsų vidinius resursus, būsenas, vibracijas. Va apie ką mūsų vidinis potencialas. Ir kai aš žinau, kokį mes turim, tai yra neišsemiamas. Todėl man įdomu šitam gyvenime ir mano gyvensina yra eiti tai, pasižiūrėti, ką aš sugebu. Aš esu ne todėl, kad būčiau materialistė, kaip apie mane kažkas pasakė, kai jūs tik apie pinigus ir materialistė. Ne. Pinigai visų pirma yra energija, kuri neatsijusi su manęs. Ir todėl man įdomu savo potencialas, ką aš iš vis sugebu šitame gyvenime. Man įdomu asmeniškai užaugti materialiai per savo giluminę transformaciją. Va apie kai. Ta, ką aš darau, tai yra eksperimentas su savim ir su gyvenimu. O ne dėl to, kad man reikia daugiau pinigų. Man reikia todėl, kad pamatyti, ką aš iš vis sugebu. Ir aš į pinigų žiūriu kitaip negu daugelis. Taip, man reikia pinigų. Taip, man reikia daugiau pinigų, kad aš galėčiau dar daugiau žmonių padėti, dar ambicingesnius projektus padaryti, savo įkurti akademiją. Tam man reikia pinigų. Tai yra mano svajonė, mano projektam įgyvendinti, padedant kitiems žmonėms. Ir man įdomu pasižiūrėti, ką aš iš vis šitame gyvenime galėsiu sugebėti ir padaryti. Tai va, apie tai kalbam. Ir todėl man įdomu daryti ir 2, ir 3, ir 5 kartus proveržis didesnius. Ir dabar apie vertę, apie moteris, kurios nori visgi materialių dalykų savo svajonėm, savo projektų įgyvenimui. Ir dar aš matau, kad dauguma žmonių, jie neina ir nėra orientuoti į savo ateitį, nėra orientuoti į savęs tą pažinimą giluminį. Dauguma žmonių sako augimą. Aš sakau, kad ne tu augi, bet tu eini savo gilį tam, kad tavo materialinė gerovė augtų. Va mes apie ką kalbam. Ir aš žinau, jeigu pas mane ateina tokios moteris, tai mums visų pirma reikia išmokti dirbti su savo vidinė verte. Išmokti tą savo vertę, jausti savį. Raktinis žodis – jausti. Jausti. Jokia ateina pas mane moteris ir sako, aš jaučiu, Asta, jūsų pasitikėjimą. Tai yra tai, kad tas pasitikėjimas atsiranda tada, kai tu jauti savo vertę, kai tu gyveni savo tikrąjį gyvenimą, kai tu esi kontakte su savim, kai tu esi savo vietoj, kai tu save pripažįsti. Dar irgi vienas žodis raktinis – pripažinti, jausti vertę. To, kad žiūrėkit, kaip viskas vyksta. Kai mes žiūrim išorinį pasaulį ir tikimės, kad visi išoriniai socialinio gyvenimo atributai parodys mano vertę, gyvenimas jums vėl ir vėl duoda pamokas. Taip tol, kol mes galvojam, kad mano statusas, mano diplomas, mano pareigos, mano pinigai, mano namas, mano vyras, jo specialybė, mūsų atostogos, mūsų drabužiai, mano vaikų prestižinės mokyklos.
kad tai yra apie vertę žmogaus, ne, tai nėra taip. Todėl, kad ten dauguma žmonių, aš nesakau ne visi, bet ten dauguma žmonių siekdami tos vertės, nes aš matau tūkstančių žmonių, kurie ateina pas mane ir kartojasi tas pats. Išoriškai materialiam pasauliu yra viskas kaip ir yra, bet viduj yra vidinė tuštuma, viduj yra menkavertiškumo jausmas, aš nepakankamai gera. Aš nepriimu savęs tokios, kad aš nesugebu. Aš jaučiu, kad turiu vidinį potencialą, bet aš jaučiu, kad aš negaliu padaryti dar didesnių projektų. Aš jaučiu, kad aš gyvenu save nuvertinusi. Taip, aš suprantu, kad aš dirbu ne už tokius pinigus, kokius norėčiau. Aš suprantu, kad aš prisitaikau prie klientų, dirbu man nepatogiu laiku. Aš suprantu, kad ne mano poreikiai, o šeimos, vaikų, vyro yra pirmoji vietoj. Todėl, kad aš nemoku gyventi dėl savęs. Todėl, kad aš nemoku įstatyti savo asmeninių ribų. Todėl, kad, o kodėl aš to nemoku? Kad dažniausiai aš dar net nesuprantu, kas yra mano. Todėl, kad aš bijau būti savim. Žiūrėkit, kaip aš bijau būti savim. Aš turiu specialybę, bet aš jaučiu, kad mane traukia dvasiniai dalykai. Aš suprantu, kad man va tas, kas išoriai, tos kalbos, kaip dauguma žmonių gyvena mano artimoje aplinkoje, man jau yra svetimos. Bet aš vis tiek su tai žmonėm bendrauju. Vis tiek aš einu į nemėgstamą darbą. Aš vis tiek laikau save toj terpiai, apsupu ne tai žmonėm, klientais ne tais, kurie manęs nevertina. Ir tai yra todėl, kad nėra tos vertės išjautimo. Išoriai tavo drabužiai ir tavo ten, kaip tu bandai gyventi ir parodyti, kad tai yra mano vertė, jeigu jos nėra viduj. Taip kaip mano klientė sako, ryte lūpdažius pasidažai, šoksti aukštakulnius ir varai, o vakare vyno taurė tam, kad atsigaut, nors kažkiek praeiti save. Taip aš nesakau ne visi, yra dauguma žmonių, kurie pasitraukia jo iš to viso to bėgimo, bet tai yra nėra vertės, jeigu moteris nueina ir pasislepia. Tai kad žiūrėkit, kai mes nueinam ir dauguma nueina į savo tą vadinamą pažinimą ir pasitraukia iš vis nuo sociumo, tai irgi yra savo vertės užblokavimas ir nepripažinimas. Todėl, kada taip gal iš dalies ir būna laikinai kažkiek tai faina pasisėdėti, atsisėdėti, bet tu po to žiūri gyvenimą, žiūri, kaip kiti žmonės save prezentuoja, kaip jie save reiškia, kaip pas juos yra drąsos kalbėti taip, kaip išsiskirti iš kitų. Ir jeigu jūs tam gimėt ir jaučiat tą vidinį potencialą ir jūs ne veltui čia esat, reiškia pas jūs irgi yra jaučiamas, kad kažkas pas jūs viduj dar nerealizuota. Kažkas tai dar neatlikta, galbūt kažkokios svarbių kažkokių dalykų aš dar nepadariau. Taip ir dauguma iš jūsų, jūs suprantat, kad už tokius pinigus aš dirbti nebenoriu, tokioj ten konkurencijos košiai bėgime aš irgi nenoriu būti ir tada aš geriau atsisėdėsiu. Tai va čia irgi ne apie savo vertę. Todėl, kad kai mes kalbam apie tikrą savo vertę, tai yra, reikia išmokti ir duoti savo viską tai, dėl ko tu gimėjai, dėl ko tu čia esi, kokia yra tavo, koks yra tavo šiam įsikūnymui sielos uždavinys, ką tau reikia nuveikti. Ir jūs arba žinot, ką jums reikia nuveikti, bet neveikėt, o galbūt dar ir neužčiuopėt. Bet jeigu yra jausmas, kad taip kažkas viduj yra, taip sakom, nerealizuotas potencialas, reikia kažką nuveikti daugiau, norisi dalintis, padėti daugiau žmonėm, savo projektus į maštabą išeiti. Reiškia, yra tas vidinis potencialas, neatliktos užduotis. Ir tada jūs einat į netaiką su savim, todėl kad jūs pati blokuojat ir neleidžiat savo išgyventi to, kas jums yra skirta išgyventi. To, ko jūs iš tikrųjų norėtumėt. Ir jeigu jūs gyvensit va tą išorinę vertę eidamos ir nesuprasdamos, kad reikia eiti į gylį ir tikrąją savo vertę jausti, bet pas daugumą yra, mes ant tiek daug metų gyvenom su kaukėm, mes tiek daug laiko gyvenam savo fokusą nukreipę į išorę, kad mes savęs net nebegirdim. Mes savęs net nebematom. Ir tada tam giluminėme coachinge mes pradedam matyti save.
Ne paprastam coachingė, bet giluminiam coachingė. Todėl, kad dirbamės ir energetiniam lygmenį. Žiūrim užduotis, nes paviršiui tu nesuprasi, kas su tavim vyksta. Bet tam, kad eiti savo gilį, reikia eiti į savo tiesą, į absoliučią tiesą. Bet nešiodami kaukės mes meluojam savo. Ir tiesa su savim yra numeris 1 toj vidiniai giluminiai transformacijoje. Ir mes dažnai to net nemokam arba nematom. Todėl tai yra kitoks darbas su savim. Dar kartą pasikartosiu, per vidų. Ir tada, kai mes pradedam dirbti per vidų ir pamatyti giluminius dalykus, o tada pradeda aiškėti pripažinimas, kaip aš save nuvertinu. Jau nes kiti, jūs žinot, kad jūs žaidžiat kažkokius vaikiškus žaidimus. Pagal tai, ką jūs uždirbat, tai, ko jūs dabar gyvenat. Jūs tas žinot savį ir aš žinau. Ir aš noriu dar kitą lygio maštabą. Tai kad mūsų transformacija visą laiką lygiais, etapais eina naujais. Ir kiekviename yra etape naujas lygis ir nauji dalykai. Tai vat ir dabar, žiūrėkit, pinigai lengvume, pinigai moteriškai. Tokie pinigai ateina tik tai tada, kai tu esi kontakte su savim, kai tu eini savo keliu. Kai pas tave vyksta tavo tas vidinis kūrybiškumas. Bet kūrybiškumas tai yra ne kažką tai kurti, kaip dauguma galvoja, bet tai yra impulsai kūrybiškumo. O tie kūrybiškumo impulsai, jie yra užblokuoti tol, kol mes gyvenam ego kokone, tol, kol gyvenam nėra to kontakto su savim, tol, kol fokusas į išorę. Kuo daugiau jūs dirbsit su savo savivertę, giluminę, tuo jūs daugiau pripažinsite tiesos apie save, tuo daugiau jūs nuimsite tokia vadinamos lūkštus nuo savęs. Vaduositės daugiau iš to savo ego kokono, tuo daugiau atsiras tiesos, tuo daugiau atsiras lengvumo. Išsivalymas iš tų išėjimas į savo tų programų irgi duos lengvumą. Savo kelias, pažinimas, kontaktas su savim, išsivalymas tų savo senųjų programų, tų mentalinių šiukšlių, atminties savo disko, to svorio viso. Va apie ką, kaip ateina lengvumas. Ir dideli pinigai, kada žmogus eina ir dirba su savo vidinė transformacija, pinigai ateina ir didesni proveržiai vyksta. Todėl, kad dar kartą, tas, kas negirdėjo, tas, kas praleido, pinigai didesnė irgi yra vibracija. Ir kai tu darai tuos mano paminėtus dalykus, tavo kaip žmogus vibracija irgi kyla. Tavo didesnė vibracija ir didesni pinigai. Ir todėl dauguma žmonių, kurie neina į giluminę transformaciją, o 10-15 metų ale kažkokią transformaciją daro, kodėl pas juos pinigai neauga, kodėl pas juos finansinės lubos. Ir dauguma žmonių dabar eina į savirealizaciją, keičia veiklą, ateina į socialinius tinklus ir jie tikisi iliuzijų gyvendami, kad vat, jeigu aš čia ateisiu, jeigu savo pašaukimą rasiu, mano pinigai kils. Nekils, jeigu jūs nedirbsit su visom vidiniais dalykais, todėl kad tai yra irgi susiję jų energetiniam lygmenį. Tavo vibracija ir pinigai irgi turi vibraciją. Tai apie energiją. Ir dirbant su vidinė tais dalykais, tavo tada tik tai gali pinigai kilti. Aišku, yra dar ir svarbus labai verslo modelis. Vien tik viduminės, giluminės transformacijos irgi neužtenka. Bet dauguma žmonių ateina irgi socialinius tinklus ir jie vis tiek tiki. Jeigu aš pakeisiu veiklą, čia bus. Ir po to pinigai vis tiek neauga. Arba tu dirbi, bet viskas vėl yra ant to sunkumo. Ir taip pas mane jau ateina moteris, kurios dabar dirba socialiniuose tinkluose ir jau apie perdegimą, ir jau buvo klientės, ir į depresijas nueina. Todėl, kad tu bandai iš visų savo jėgų, su visų to svoriu savo energetiniu, daryti kažką. Iš pradžių kažkiek gal pasisekė, o po to vėl viskas važiuoja žemyn. Ir dabar, jeigu jūs matot, kad jums kažkada sekėsi, ar ten socialiniuose, ar buvo jūsų veikloj, bet jeigu jūs matot, kad ir vėl eina viskas kaip nuo kalnelio, jūs skaitot savo toj, kad matot, pajamos mažėja, vis sunkiau ir sunkiau ir sunkiau, man reikia tarytum save prievartauti, kad vėl tas veiklas daryti. Aš vis dažniau pagalvoju apie kčiortų viską palikti,
Ir kai bus, tai bus. Jeigu jūs žiūrit į savo gyvenimą ir matot, kad jūsų gyvenime kartojasi kažkokios sudėtingos situacijos, galbūt bankrotai buvo, praradimai ir vėl kažkas kartojasi, tai supraskit, kad visi va šitie dalykai irgi yra antspaudas tos sunkumo, tos genetinės, tos giminės programos, tėvų programos pasiekmė. Ir tada jūsų tos programos kartojasi. Ir kartojasi, ir kartojasi, ir kartojasi. Ir tada mes pasąmoningai žinom, bijom, kad gali kartotis. Ir mes tada sėdim užstrigę. Suprantat? Arba einam į pinigus tik tai sunkiai. Tai dar kartą. Dar vienas momentas ir toliau ir apibendrinsim. Dabar, kaip visgi keičiama? Todėl, kad jūs... dar vieną momentą. Apie tuos didesnius pinigus. Ir lengvai. Tai dar kartą. Aš pati iki 40 metų dirbau pagal pašaukimą ir 10 metų turėjau savo floristikos verslą. Atidariau 9 parduotuvės. Dirbau kaip irgi daug. Dirbdavau daug dienų ir visą laiką gyvenau su sunkumo jausmu. Buvo finansinės lubos. Buvo gyvenime sunkumas ir su partneriais, ir veikloj, ir bendravime su žmonėm. Nesvarbu, kad darbas buvo labai įdomus. Ir tai buvo mano talento zona, duotybės zona. Tai mano buvo pašaukimas, nes aš tą išjaučiau savo širdim. Bet vis tiek man viskas buvo sunku. Būdavo etapai ir lengvi, kad ateidavo tas impulsas, lengvumas, bet vėl įsijungdavo sunkumo programa. Ir tik tai tada, kai aš pradėjau dirbti su savo valymo programom, tada pas mane atsirado va to lengvumo gyventi. Lengvumo ir tada lengvumo savo veikloj ir lengvumo piniguose, pinigų uždirbime. Aš pasakojau, bet jeigu yra naujų, aš pasakysiu, kai dirbdama pagal savo pašaukimą pas mane būdavo daugmaž finansinės lubos 3000 ir niekada daugiau neišeidavau. Nežiūrint to, kad pajamų atsirasdavo įvairiausių. Bet kai aš pradėjau dirbti, einant į savo giluminę transformaciją, tai buvo ne todėl, kad aš pradėjau dirbti kaip socialiniuose tinkluose, kaip transformatorė. Tai ne socialiniai tinklai. Ir taip, buvo labai svarbus mano verslo modelis, nes jis yra skirtingas negu dauguma dirba. Bet ir tai, kad tai viskas buvo per giluminę transformaciją, va tuos įsivalymus, savo vibracijų, savo energetikos, savo karminių giluminių dalykų. Ir tada mano pajamos augo lengvai 4 kartus, gal net ir 5. Aš sakiau, kad per pirmuosius savo veiklos metus aš išėjau 100 000 eurų. Lengvai. Kaip aš juos padariau, aš net nežinau. Aš ir keliavau, ir į Meksiką išvažiavau, ir tuo metu į Ispaniją persikėliau. Vat pas mane viskas atsirado lengvai. Su tuo lengvumu. Suprantat, kas yra? Todėl, kad atsiranda vidinis lengvumas, o ne todėl, kad kažkokia kryptis, ne todėl, kad kažkokia niša, ne todėl, kad vyras duoda, ne todėl, kad vyras palaiko, ne todėl, kad socialiniai tinklai, ne todėl, kad misija, ne todėl, kad pašaukimas, bet todėl, kad būsena yra tai, iš ko viskas toliau rutuliuojasi. Štai apie ką. Ir dauguma žmonių, vat į tas tarpas pereiti, vat, žiūrėkit, kas vyksta, tuoj mes apie tai kalbėsim, dauguma žmonių ir lieka va to savo visą gyvenimą, va tos išorinės, ale transformacijos zonoje. Bet tam, kad ir taip gyvena apie 80, gal net ir 90% žmonių. Jie 10-15 metų užsiminėja savo pažinimu, savo ale pokyčiais, bet pas juos kardinaliai nieks nesikeičia. Ir tai rodosi, matosi materialiam plane, tam gausos pajūtime, taip, kada pas tave viskas ateina lengvai. Dovanos, galimybės, pinigai, klientai dovanoja, daugiau moka, klientai moka lengvai pinigus, be jokių ten atsiėmimo atgal, be jokių kažkokių, tai suprantat, va tavo gyvenimas ir diena, viskas dėliojasi lengvai. Vat apie ką tai eina, kai tu dirbi su savo giliu ir energetiniu. Ir tik tai 15 kokių žmonių pereina į vidinės, giluminės transformacijos etapą. Ir štai kodėl. Tai ir rodo, kad dauguma žmonių gyvenime viskas yra sunkiai, pinigai uždirbami sunkiai. Va apie ką tai. Ta prasme, mes nemokam gyventi tame balanse, kad mano būtų ir būsenos versle, su lengvumu tą verslą daryti.
kiekvienoj dienoj gyventi. O ne tik tai tada, kai tu verslę atidirbai, po to kaip nors palsėsim, save atkačialinsim. Ne, tu tiesiog kiekvienoj dienoj esi lengva. Bendravime su klientais tau lengva. Pinigai ateina lengvai. Galimybės, variantai, kuriuos tu matai. Bet kokiais dalykais, nesvarbu, kas vyksta išoriai. Tu lengvai randi tą lankstumą, va apie ką tai yra. Apie ką yra giluminė transformacija. Ir tai yra susiję. Dabar kalbėkime apie tuos 3 dalykus dar. tą saugumą, išverstos savivertės mechanizmą, tai yra tą jautimą savo viduj. Nuo ko viskas prasideda? Raktinis žodis yra naujo lygio atsakomybė. Aš masterclass labai mažai apie tai kalbėjau, bet dabar aš vėl ir vėl, visą laiką mąstydama, analizuodama, taip tai, kad pokalbį su klientais turėjau, matau vis tiek, ant kiek žmogus, apie atsakomybę, apie ką tai yra. Atsakomybė tai yra ne todėl, kad jūs esat neatsakingi savo gyvenime žmonės. Taip tai, kad jūs dauguma turit verslus, solo projektus, atsakingas pareigas, karjerui. Arba tokias turėjot ir laikinai to nedarot. Dauguma iš jūsų esat sugebėję uždirbti tuos pinigus didesnius. Ir jums atrodo, kad kaip atsakomybė tai tikrai ne apie mane. Ir jūs turit savo tą atsakomybę socialiniam plane. Bet pas žmogų dabar reikalinga pajungti naujo lygio atsakomybę. Atsakomybę už patį svarbiausią. Už savo jauseną. Už savo būsenas. Nes būtent iš jausenų mes viską kūrėm ir mes gyvenam tokį gyvenimą, kokį gyvenam. Jeigu pas jūs yra sunkumo būsena, tai ir gyvenime viskas dėliojasi sunkiai. Arba būtent tas visame tame, gal ne pačiam visam gyvenime, imkim šios temos life temoje, taip, pinigai moteriškai su lengvumu. Tada viskas, kas susijęs su klientais, pinigais, kas yra tada sudėtinga ir sunku. Aišku, ir sunkumo būsena. Bet kai pas tave atsiranda vidinio lengvumo būsena, pas tave viskas dėliuosi lengvai tavo veikloj ir pasiekmei piniguose. Atsiranda žmonės teisingi, kuriem nebereikia prisimti atsakomybės. Bet dabar žiūrėkit. Tam reikalinga naujo lygio atsakomybės. Ne už klientus, ne už viską, kas vyksta šeimoj, giminiai, bet atsakomybė už tai, kas vyksta su manim. Atsakomybė, kiek aš esu giliai laiminga, gyvendama taip, kaip aš gyvenu. Tame atvirume su savim giliam. Toliau, kiek yra mano atsakomybė už mano jauseną. Kiek valandų per dieną aš jaučiuosi tam lengvumo būsenai, gausos būsenai, giluminės laimės, meilės, džiaugsmo būsenai. Apie ką eina kalba. Ne kai aš užsidedu paradą ir einu į sociumą, ale viskas gerai, bet kiek man yra gera pačiai su savim, mano viduj. Mes apie ką kalbam. Kiek many yra tos gyvasties, draivo gyventi. Kiek many yra draivo keltis rytais iš lovos, daryt, eit projektus savo. Į veiklą savo eit, bendrauti žmonėm. Ne savo tam kokonėlį mažam užsidaryt, bet eiti naują, eiti save, globalesnę, maštabą eit. Paskelbti apie save, mes kalbam apie ką, kiek man tam dienoj kaifas, apie ką esu. Ne tada, kai tu pasislėpi nuo pasaulio, slėpi savo talentus, pasislėpi taip prie vyro būti, savo šeimoj, savo tik tai artimų draugų, bet kiek yra to kaifo veikloj gyventi, įgyvendinti tai, ką tu nori. Ir yra už tai atsakomybė išmokti. O būsena ateis tada, kai tu pradėsi eiti savo giluminį darbą. Ir dar kartą, giluminis darbas, tu vienas pats savo to nepadarysi.
Pats savo tu nepadarysi. Ir su psichologais tu jo nepadarysi. Ir terapijoje tu to nepadarysi. Ir per human designą tu to nepadarysi. Ir per horoskopus to nepadarysi. Per meditacijas to nepadarysi. Knygučių skaitimą ir informacijos kaupimą nepadarysi. Informacija ne transformacija. Transformacija tai yra giluminis darbas su savim. Eiti savo gilį ir savęs pažinimą. Apie savo programų supratimą. Suvokimą savo unikalumo kodų, dėl ko tu gimei, kokios tavo užduotis, apie ką yra giluminė transformacija. Pažinimas savęs giliau. O apie tai yra transformacija. Ir tai prasideda nuo naujo lygio atsakomybės. Ir tie, kas išmoksta prisimti naujo lygio atsakomybę, tai yra apie mūsų psichologinę brandą. Ne mūsų metų brandą, bet psichologinę brandą, kiek va šitas žmogus turi, yra suaugusio žmogaus pozicijai. Suaugęs tai yra brandus, kiek jisai suvokia tai, ką aš darau, kas vyksta su šituo gyvenimu, kokios mano užduotis, ką aš turiu padaryti dėl savęs. Taip mes labai daug deklaruojam, kaip mums yra svarbus mūsų artimi žmonės, kaip mes juos mylim. Bet iš tikrųjų, jeigu mes suprasim, kad mes nedirbdami su savim, gyvendami su tom sunkumo programui, visas tas programas sunkumo perduodam iš kartos į kartą, tada ar tai nėra apie tą melą savo? Nesuvokta. Va apie ką mes kalbam. Ir tam, kad išeiti to naują atsakomybę, va čia jau yra va toks išėjimas į va tą 15% žmonių, kurie suvokia jau giluminius dalykus. Va apie ką tai? Apie nebijojimą. Pažiūrėti savo tuos dalykus, kurie yra, į tos trauminius vaikystės dalykus. Taip dauguma moterų sako, aš nenoriu ten liesti, bet ten yra visas tavo svoris. Ten yra ta žema vibracija. Taip, tai kad jeigu jūs šitam gyvenime su tuo nesusitvarkysit, teks kitam gyvenime su tuo susitvarkyti. Tai kad jeigu su sunkumo programa esi ir nieko su ją nedarai, jin ir toliau liks tavo kaip žmogaus diske informacinėme. Jin niekur nedings. Ir prisimti atsakomybę tai pamatyti, kaip aš nedavertinu savęs, kaip aš nepasiemu to, ką aš galėčiau, kaip aš savęs nerealizuoju, kaip aš nemoku savo duoti, kaip aš atsisakau, kaip aš einu pati prieš save. Va apie ką tai atsakomybė. Ir dabar vienas labai svarbus momentas. Dauguma žmonių nesuvokia to dalyko, tai kad mums atrodo, kad jeigu aš 10-15 metų jau dėl kažką savęs darau, einu į savęs tą pažinimą, bet vidiniai nėra tavo būsenų. Tai kad žmogus, kuris jau dirba, gyvena, įsivalęs tą savo būsenos lengvumą ir kuris yra įsivalęs, jisai visą laiką, visas dienas, mėnesiais gyvena tame lengvume ir giluminės laimės džiaugsme. Tai jeigu pas jūs yra tik tai proveržį ir kada vyksta, tai mes ir kalbam apie tai, kad jūsų toj sistemai jokios transformacijos dar neįvyko giluminės. Tai yra tik tai imitacija, kad mes darom tą transformaciją. Va apie ką yra giluminė transformacija. Ir tada, kai nustosi žaisti su savim ir suvoksi, kad tai prasideda nuo, vat aš jums parodysiu paprasčiausių tokių pavyzdžių. Vat žiūrėkit, kai mes žiūrim į fizinę realybę, mums aišku, kaip aš sakau, mums dašyla. Ir aš jums tuoj parodysiu pavyzdį. Bet kai mes žiūrim į vidinius dalykus, mūsų psichikoje yra filtras, kuris nedaleidžia. Mes girdim informaciją, mes žinom, bet į transformaciją tai nepereina. Taip mes žinom, taip ateina ir sako, žinom, mes tą žinom. Tai tada kodėl jūs negyvenat tame lengvume, kodėl tų pinigų neuždirbat, kodėl jūs esate čia? Todėl, kad to nėra. Tai kodėl tada to žinios ne? Todėl, kad tai yra ne transformacija. Transformacija yra tik tai per savo gilį. Ir dabar žiūrėkim. Vat aš jums parodysiu pavyzdį. Žiūrėkit.
kaip žmonės atrodo, kad sako, taigi aš viską dėl savęs darau, ko dar galim iš savęs padaryti, knygų perskaičiau, ten kursų kažkokiu buvau, į masterklasus einu, klausau, ten tą ir tą dariau, viską išbandžiau, veiklų išbandžiau, marketingų išbandžiau, kitus klientus ėmiau, verslą keičiau, visko buvo. Ir vis tiek to pokyčio įsilaisvinimo vidinio lengvumo nėra. Tai va, aš jums parodysiu, va tokiu fiziniu pavyzdžiu. Žiūrėkit, žmogus gyvena ir jisai norėtų nusipirkti automobilį. Taip yra žmonių, kuriem automobilio niekada nereikia. A yra tie, kurie negali įsivaizduoti be automobilio gyvenimo. Patogumas, greitis, komfortas, kaifas. Ir dabar žiūrėkit, yra žmonių, kurie galvoja, nu būtų gerai turėti automobilį. Ne, gal netgi ne taip. Jo, būtų gerai turėti automobilį, būtų faina turėti automobilį, bet pas jį 3 metai būtų gerai automobilį turėti, 5 metai būtų gerai teisės įsilaikyti automobilį turėti. Gal žmogus nori savo automobilį nusipirkti ir jisai būtų gerai turėti, ar ne? Bet tada, kai žmogus nuspręs, kad aš jau noriu jį turėti ir jį vairuoti. Taip, neturėti, bet vairuoti. Gal net ir taip, turėti automobilį, kurį aš galiu vairuoti. Tada, kai jisai nuspręs, viskas, aš nebe tai, kad norėsiu, bet aš nusprendžiu. Aš laikausi teisės, arba gal aš teisės turiu, viskas, aš perku automobilį. Tai jūs suprantat skirtumą, žmogus, kuris nori, žada, gal žiūri automobilius, gal kainą žiūri, gal kitų automobilį pavairavo. Ir dabar žmogus, kuris apsisprendė automobilį įsigyti. Arba žmogus, kuris važinėja senų trandalėtų ir nori geresnį automobilį. Tai va žiūrėkit, yra norėti, žadėti, svajoti, planuoti ir priimti sprendimą, nusipirkti automobilį arba pakeisti jį į geresnės kokybės. Tai kai kalbam apie transformaciją, tai giluminė transformacija yra tas pats kaip didesnės kokybės automobilis. Suprantat? Automobilis yra Porsche, yra Tesla ir yra Lexusas. Ir jeigu tu priimsi pirkti automobilį, tai tu jau sprendimą priimsi, tu eisi jį pirksi. Taip, tu jau priėmei sprendimą jį nusipirkti. Va apie ką yra, kai mes darom išorinę transformaciją ir kai mes einam priėmam sprendimą transformaciją savo daryti. Tai va tie 15% žmonių, jie priėma sprendimą eiti į brangesnę, gilesnę transformaciją. Va apie ką tai yra, bet jie priėma sprendimą. Ir jie tada eina ir jau ieškosi, sėdi ir galvoja, jo, kokios aš automobilio norėsiu, kiek aš galėsiu investuoti, kiek mano savivertė leis man, ar ne? Iš kur aš gausiu pinigų tai daryti, į kokius salonus aš nueisiu. Pas jį yra planas, taip, jisai jau žiūrisi kažkokias kompanijas, tai lygiai ir transformaciniai programai, eiti į gilę transformaciją. Žmogus jau supranta, aš pats to nepadarysiu, man reikia žmogaus, aš eisiu ir ieškosiu, aš spręsiu, kokios aš transformacijos noriu, su kokio aš žmogum darysiu, kiek aš investuosiu, kiek aš noriu giliai į save eiti. Va tada jau bus, aš priėmiau sprendimą. Bet jums reikia suvokti, kad jums reikia priimti sprendimą, pakeisti savo tos transformacijos būdą. Priimti transformacijos būdą. Ar jūs darysit išorinę transformaciją, ar jūs eisit į tikrą giluminę transformaciją. Ir va tie žmonės, kurie eina, jie ir eina į tą išsilaisvinimą, jie eina į savo globalumą. Jie eina ir į pinigus kelius kartus didesnius. Vat štai apie ką. Tai yra giluminė transformacija ir ateina tie didesni pinigai. Tai kad stebuklų nebus. Taip, jeigu žmonės galvoja, o tai gal palikimą gausiu, tai dar kažką. Tai ne apie tai. Tai yra apie tavo vidinę būseną. Mes kalbam apie normalų žmonės, kurie nori save realizuoti, kurie nori savo gyvenimą sukurti kažką. O ne tik tai, kad, o įsigelbėt, kad šiandieną nebūtų man blogiau. Bet įsigelbėt, kad man nebūtų blogiau, vidinis dalykas tai irgi yra svarbiausias. Todėl, kad nieko išorė nėra tokio svarbaus kaip vidinė būsena.
Ir tie žmonės, kurie pereina į tą 15% žmonių, jie supranta, kad jau nebe išoriniai dalykai yra svarbiausia, bet yra vidinė ta transformacija. Bet dar didesnis menas yra, kada tu moki ir toj vidiniai transformacijai, lengvume ir dar pinigus daryti. Nes pas vienus arba pinigai sunkiai, o pas kitus visai pinigų nedarom. Tai kad jau prisidarėm tiek pavargom, kad nebematom prasmės. Taip, arba viskas per atsakomybę, visiems įtikti, visiems patikti, gauti pripažinimą, jaustis reikalingą, jaustis svarbę, jausti saugę ir varom iki negaliu. Taip, perdegimas, depresija, apie ką tai, kad tu ne į tą pusę jau šokliuoji. Arba tada nueinam į kitą tą pusę. O va tą, kad balansė va tam gražiam gyventi, kad ateitų ir pinigai, ir tavo lengvumo būsena, va tai padės giluminę transformaciją. Per savo vertę, pirmiausia per atsakomybę. Atsakomybę su visais tais giluminiais dalykais susitvarkyti. Ir jeigu šiandieną yra va čia tokių, kai jūs tą suvokėt, nes dauguma moterų ir sako, aš vaikštų, darau, bet aš taip ir nesuvokiu. Jeigu jūs dabar kažkas tai buvo, kad jūs užkabinat ir suvokėt, tai priimkim kartu va tą vidinės giluminės sprendimą. Žiūrėkit, mes kaip žmogus galim eiti ir naujus lygius, bet tai yra etapai, transformacija ir žmogaus. Va tas gylis, arba kaip jūs sakot, augimas, jis yra etapais. Ir va šitam lygiui, kai dauguma žmonių yra, va taip, toj bendroj masiai, net jeigu jums ir atrodo, oi, aš tai ne, čia ne apie mane. Pas mane namas, pas mane profesija, ten viskas taip okei. Aš čia mes gyvenam, mums nieko netrūksta. Tai ne apie tai. Todėl, kad tai yra toksai gyvenimas, kaip pasakyti, sociume. Va taip, kaip gyvena, va. Tai net gyvenimas net ne apie tai. Gyvenimas tai apie kontaktą su savo gilesniuoju aš, o ne tik tai apie tą, kad pas tave kontakto nėra, bet yra tik tai va, kažkokia veikla, malymasis tam materialiam plane. Ne, tai ne apie gyvenimą. Gyvas gyvenimas. Kiek tavęs, gyvasties yra tavy. Kiek tavęs gyvo yra toj tavo veikloj, kur tau lengva su draivu viskas eina, va apie ką tai, o ne apie tai, ką mes ten turim. Tai va, ir tik tai nedidelė dalis žmonių, jie pereina į va tą giluminę transformaciją, į tą suvokimą, į tą savo gyvybiškumą, jo jausti žmogum. Ir tam reikia sprendimo. Giluminės, ir jis įvyks tik tai tada, kai bus suvokimas. Įvyks suvokimas, įvyks aiškus matymas, kad aš tik tai vaikščiau su karūna, kad aš kažką tai savo meluoju, kad aš kažko tai savo nedadedu, kad yra didesnė, vat geras žodis grain, manęs daugiau yra, taip ir aš taip pat ėjau. Taip tada ir žinau, kad kiekvienam va tam lygi mums reikia praeiti vis tokias naujas užduotis. Tai va daugumos iš jūsų lygmenį, tie, kurie dar giluminės nepradėjo transformacijos, jūsų laukia užduotis, atsakomybė naujo lygio, už tai, kaip aš jaučiuosi ir kaip aš įgyvendinu viską tai, ką aš noriu, kas man svarbu, kaip aš girdžiu tai, kas mano svarbu. Nes jeigu jūs atvirai pažiūrėsit, kiek kartų įtakoja jūs draugių, vyro nuomonę, tėvų. Taip, aš jaučiu, kad man taip negerai, bet ką vyras pasakys, ką mama pasakys kitiem, ką draugai, ką kolegos pasakys. Bet kai tu pasirinksi save ir tau bus visi kiti dadzen, aš jaučiu, kad man taip reikia. Ir jeigu manęs nieks nesupras, aš eisiu taip, nes man taip reikalinga. Nes aš save girdžiu, nes aš žinau, kodėl man taip reikia padaryti. Aš kitaip paprasčiausiai negaliu. Nesvarbu, ką apie mane galvos kiti. Taip dauguma moterų sako, man baisu, ką man pagalvos. Aš suprantu, kad giluminė transformacija kainuos daugiau, bet tai ką žmonės pagalvos? Svarbu, ką tu pati pagalvoji apie save. Nes jeigu žmonės dar nesuvokia, kad ne į materialius dalykus, bet į savo giluminę transformaciją mes turim dėti. Pirmiausia. Ir tada pasekoj bus daug daugiau tų materialių dalykų. Taip, jeigu jūs pažiūrėsite žmonės, kurie pinigus traukia iš visų kampų ir jūs nesuprantat kaip, tai todėl, kad eina į savo gilį ir transformaciją, eina į savo tą kūrybiškumą, gyvybiškumą. Atsiranda galimybės, ta energija, apie kurią mes ir kalbėjom, ta vidinė,
Ne ta, kurią mes čia kažką kapsomės, bet atsiranda ta gyvybiška energija, dieviška energija. Mūsų kontaktas su savo aukštesnioje aš. Va, iš ko mes einam greitai, lengvai. Daug darom, nepavargstam. Tai ne apie dastigatarstą, tai apie kaifą gyventi. Ir viską daryti lengvume. Kas iš jūsų nenorit? Nueiti darbą, veikla, viskas dėliojasi. Tu viską padarai, viskas gražiai darosi. Tu matai, kad žiūrėkit, aš pati irgi tą daugą praėjau, aš ne iš knygų skaitau, aš pati viską išgyvenau ne vieną kartą. Kai tu esi va tame savo to jėgoj, drive, kontakte su savim, pašaukime, kai tu žinai, ko nori, tu eini ir pas tave viskas darosi lengvai. Tu padarai viską ir galvoji, oh my god, kaip aš padariau. Bet kai tau viskas nudusę yra, tu sėdi, tu nieko negali padaryti, tu žiūri, posto negali parašyti, tau viskas atrodo sudėtinga, viskas nesidėlioja, ten atsakė, ten neveikia, kompas neveikia, bankas net vedimų nėra, va apie ką tai. Ir tada tu va tokiam sulėtėjusiam kine, o galėtum eit gyventi, daryti, ką tik tai nori, keliauti, gyventi, naujus pirkti dalykus. Ar ne? Nėra galimybių, galimybės tik tai mūsų galvoje ir mūsų programai. Ir viską tą galim daryti su lengvumu. Ir gyventi įdomiai, hobiai, sau duoti. Taip kiek moterų nori, ir kosmetikos gražesnės, ir drabužių įvairiausių, ir projektų, ir namų atsinaujinti. Ir padėti kitiems žmonėms, ir vaikams, ir dovanot. Projektus naujus įgyvendinti, ar ne? Viskam tam reikia pinigų. Viskam tam reikia, bet galim to nebijoti ir daryti, nes tai daromas iš tavo vidinių būsenų, ne iš sunkumo. Mes nei vieną neisim į verslą, kada man sunku. Ir todėl, kai žiūrėkit, moteris nori verslo naujo, savirealizaciją, naują proveržę nori. Pirmiausia, vyksta giluminis pasiruošimas, auksinė gausos formulė, programa, sisteminė, giluminis pasiruošimas, vibracijas persikelti. Savo savivertę susitvarkyti, atrast savo gilį, pradėti save girdėti, savo tikrąjį kelią pradėti, perrašyti visą savo likimą. Va tada atsiranda jėga, energija, drivas, kuris tęsiasi. Supranta, tada tu gyveni, tau įdomu. Tu naujus dalykus atrandi šitam gyvenime, o ne tik tai šeima, tas pats verslas, dar kažkas, štai apie ką. Ir tada, kai tu priemi sprendimą, pas tave atsiras žmonės, atsiras programos, atsiras pinigai, atsiras naujas lygis. Todėl, kad žiūrėkit, jeigu jūs visą laiką einat, jeigu jūs važinėjat visą laiką va tuo automobiliu Renault, ir jeigu jūs norit ant kažkokio persėsti, jau prabangesnio, tai jūs suprantat, kad viduje jūs pati tą vertę turit suprasti, pajaust, ką man reikia, ir suprasti, kad aš tokio noriu, kaip aš jausiuosi tame. Bet tas eina iš mano leidimo savo. Leidimo dėl savęs, naujo lygio leidimo, naujo lygio transformacijos ir jinai kainuos daugiau negu eiliniai kursai. Bet tai bus greitai, tai bus sistemiškai, tai bus garantuotai. Taip todėl, kad aš sakau, tos programos, kurios yra transformacinės, jums per kelius mėnesius duos tai, ką jūs 10 metų, arba tie, gal ne jūs, gal jūs to ir nedarėt. Psichologai neduos 10 metų to, ką jūs galit padaryti. Mes gyvenam jau tokiam amžiui, kur viskas yra tam kurta žmogui, bet žmogus sėdi ir pats save blokuoja. Suprantat, blokuoja, oi, gal bus brangu, gal bus sunku, gal negalėsiu, laiko nerasiu, gal nesupras, gal dar kažkas. Tai yra mes savo toj programoj, sunkumas įrašytas, mes patys atsisakom visko. Mes patys einam į dramą, mes patys einam į savęs kažkokį gailestį, atidėliojam, laukiam. Po to pykstam ant savęs, nemėgstam pati savęs, sabotuojam save, peikiam, nes mes tokie savo nepatinkam, nesugebanti, kai mūsų neįvertina kiti. Todėl pirmiausia, kai jūs įvertinsit save, kiek mano gyvenimas vertas, kiek aš galiu savo leisti. Taip, su kokiu automobiliu aš noriu važinėti, kokie mano namai, kokie klientai pas mane ateis, už kokias sumas aš dirbsiu. Bet tam pirmiausia reikia padirbti su verte, su savo giluminė verte. Kai tu atrasi giluminę vertę, kai tu pamatysi kaukę savo, kai tu pamatysi giluminius žaidimus, savo programas, savo strategijas, kas pas tave
programų įrašyta, va tada pas tave atsiras ta vertė gyventi. Atsiras džiaugsmas, lengvumas, kaifas, draivimas ir savo vertės ir aš galiu pajautimas. Aš galiu padaryti, aš galiu leisti, aš esu. Suprantate, kad mes dabar, kai galvojame vertė, kad mes vertingus, pas mus ta vertė yra išoriai, o vidui mes nesijaučiam vertingus. Tai va tada, kai jūs suvoksit tą, prisimsit atsakomybę ir suprasit, man reikia va tą padaryti pačiai dėl savęs, ne dėl mamos, ne dėl tetės, ne dėl vyro, kad kažkam tai tikti ir patikti, bet dėl savęs, kad savo pačiai patikti, kad save pradėti mylėti giluminiškai, kad pagarbą jau savį. Va apie ką tai bus. Ir tada iš jūsų tos būsenos jau atsiranda ir. Jūs pati daugiau save vertinat, ateina klientai, kurie daug labiau jūs vertins, kurie sutiks jums daugiau mokėti. Ateis klientai į jūsų projektą, nesilpni žmonės, už kurios reikia atsakomybę prisimti, bet ateis verti partneriai, kurie vertins jūs. Ir čia pirmiausias vienas iš tokių svarbių dalykų yra vertinti, išmokti save. Suprantat, bet dar reikia išmokti ir per pinigų prizmę save vertinti. Todėl, kad taip aš žinau dabar, visi kalba apie savivertę, bet kodėl tos savivertės nėra, kodėl moteris neuždirba su lengvumu, todėl, kad kažką neteisingai darom, kažkur viduje išoriai pasikapstom arba nežiūrim sistemiškai, todėl, kad neužtenka dirbti tik tai su savo vertė, jeigu tu nori normalios, realios transformacijos. Reikia dirbti sistemiškai su giluminiais dalykais. Taip, kas yra tavo programui genetikui rašyta? Iš kur tas nesaugumas eina? Iš kur tas savivertė šaknis yra? Ką mes savo norų pasirinkom, va taip savęs nevertint, nedaduot, nedaimt. Ne, kažkaip tai formavosi va tas. Kaip formavosi, taip? Nuo to, kad jūs žinot, nesikeis, reikia rasti tuos dalykus, kada susiformavo. Ir ten pakeisti, rasti šaknis. Todėl, kad tai yra, kas dabar vyksta pasekmė, o mums reikia dirbti su priežastim, jas rasti. Ir tada viskas pradės jūsų realybėj dėliotis. Žodžiu, mums reikia viską iš kito galo, bet viskas prasideda nuo jūsų suvokimo, kas ir atvirumo savo. Ar man dar gerai taip, kaip yra, ar aš vis dėl to kažką tai suvoksiu, kad aš dar kažko tai savo nedadarau. Tai kad kai sako, aš viską darau, bet vis tiek nesigauna. Ir iš tikrųjų aš matau moterį su ašarom tą sako, kas yra, ko aš nedarau, kas yra? Todėl, kad tu nori žadi savo automobilį pirkti, bet tu jo vis ir nepriemi sprendimo nusipirkti. Va, kas yra? Tu vis įsivaizduoji, kad tu darai viską, bet tu net nepriemi sprendimo padaryti to iki galo, nes tu dar kažkur nesuvokiai, nes psichika blokavo. Taip kaip aš sakiau, ego matrica, dualaus protas nepraleidžia psichiką, mūsų psichikai stovi filtras. Mes kažką galvojam, mes kažko tikim ir mes net nesuprantam, kad va tai, kuo mes tikim, tą, ką mes suprantam, formuoja mūsų va tą realybę, kurioje mes pačios nesijaučiam laimingos. Va apie ką? Suprantat, o mums atrodo, kad mes sukomės. Galim būtų, žinot, kaip parodyt, kad kai jūs einate va tą transformaciją, jūs gyvenat va tokiam kapsuliai. Jūsų transformacija vyksta kapsulės viduje. Bet tam, kad jums išeiti į kitą lygį, į va tą 15, kaip aš sakau, jums reikia iš tos kapsulės išeiti. Ir čia reikia priimti sprendimo iš tos kapsulės išeiti. Suprantat, nes kitu atveju jūs transformaciją darot viduje. Tos kapsulės, va kas yra. Ir reikia sprendimo iš jos išeiti. Va tada viskas keisis, va tada atsiras viskas. Nes dabar jūs gyvenat, jums atrodo, ta kapsulė yra mano saugumas. Jo, man saugu toj kapsuliai, man saugu savo tam versle, man saugu savo tam darbe, toj pozicijai, man saugu, kada viskas yra taip, kaip aš žinau. Jo, man saugu, vat viskas taip, kaip yra, o išeiti naujus vandenis man yra nesaugu. Ir tada gaunasi imitacija transformacijos. Va kaip gaunasi viskas. Bet tada, kai bus aiškus suvokimas ir pasižadėjimas savo, bus sprendimas iš tos kapsulės išeiti, va tada ta kapsulė pradės vertis. O toliau jau darbas su savim, kad išlukštenti save iš tos kapsulės. Va apie ką tai. Ir ta kapsulė galbūt atsiveria ir vėl užsiveria kažkam. Taip kaip prasideda kritimai. Buvo gerai ir vėl blogai. Tai va apie ką.
Tai va tokia mano buvo šiandieną jums pasaila. Supranta, todėl kad lengvumas atsiras tada, kai mes eisim į savo išmintį. Kai mes eisim atsakomybę už tai, kaip aš jaučiuosi, ką aš kuriu, kas su manim vyksta. Ne apie tą sociumo atsakomybę, bet apie tą giluminį savo suvokimą. Kas aš kaip žmogus, kas pas mane ten vyksta, kas ten yra sunkaus, iš kur yra. Ir tas išsivalymas savo tų programų. Va, kaip ateina lengvumas. Ne tada lengvumas ateis, kai jūs loterijai laimėsit. Ne tada lengvumas ateis, kai kažkokia dovana, kažkoks stebuklas atsiras. Lengvumas ateis tik tai tada, kai jūs atrasit tą lengvumą savy. Per tas visą valymąsi programas. Tai va, šiandieną mano tokia žinia, ką aš norėjau jums perduoti, ką parodyti, kaip mes darom kitaip, kaip mes mokomės tą savo vertę, saugumą. Taip, jeigu mes darom kitaip. Nevertės mano dalyvės, kaip daro. Mes dirbam iš pradžių su saugumu, tada dirbam su savo valymu ir priėmimu savęs. Aišku, mes ir kitus dalykus darom. Ir tada pas tave viskas materialioj realybėj keičiasi. Pinigai lengvai, o ne taip, kada mes va ten veiklą užsiėmę, va ten darysim ir kažkada bus lengviau. Taip nebus. Taip nebus. Jūs gali dar daugybę metų bandyti ir taip nebus. Tai va, moteris, tos, kurios šiandien daugiau nieko, aš neturiu daugiau jokių naujų dalykų daugiau, aš šiandieną baigsiu, bet dar tom, kurios pirmą kartą girdit, arba tos, kurios laukiat ir galvojat, taip, ką užsiminiau pradžioj apie, kad tai yra ne tik tai informacija jums paskelbti, tiem, kurie susivokia, kas nori eiti tą giluminę. Tai Gausos formulė yra transformacinė programa, jeigu kartais prisijungėte kažkas vėliau ir negirdėjot. Gausos formulė tai yra giluminės transformacijos sisteminė programa. Tie, kurie nori perrašyti savo likimo scenarijų ir eiti tą giluminę transformaciją. Bet tie žmonės, kurie ateina, jau turi ateiti susivokę, man reikia. Taip, kad jeigu jums dar atrodo, kad jeigu man nepasakė kainos, tai čia katė maiše, tai reiškia, jūs dar, ko gero, tai programai nesubrendę esat. Todėl, kad čia lygiai tas pats, kaip jūs, jeigu turit sprendimą automobilį įsigyti, ir jeigu jūs žiūrit, suprantat, kokios klasės jūs norit automobilį, tai yra savaime suprantama, kad ten nėra parašytos konkrečios kainos, todėl, kad jūs ateinat ir žiūrit, kokį jūs sprendžiat, kokį jums automobilį rinktis, kokią komplektaciją pirkti, ko jūs ten norėsit, geltonos odos ar mėlynos kažkokios medžiagos, su siūlėm ar be siūlėm, kokia bus muzika ar be muzikos, bus navigacinė ar ne, kokie bus pribombasai, tai nuo to ir kaina priklausys. Tai lygiai taip pat ir čia. Ir žinot, kas yra? Yra daugumoje žmonių net nepriėmė sprendimo savo transformacinės giluminės daryti, savo gyvenimo keisti, išeiti iš tos kapsulės, bet jiems atrodo, kad taip mes dar nieko nedaėjom iki tokios lygio, kad kažką siūloma pirkti, taip dabar dar aš jums nieko nesiūlau, aš dabar dar jums nieko neparduodu, aš dabar jums duodu ir kalbu apie galimybę toj programai dalyvauti. Bet tam, kad toj programai dalyvauti, jūs dar turit man parodyti, ar jūs esat tai programai pasiruošę psichologiškai, ar jūs jai esat nusiteikę. Apie kokią mes dar galim kalbėti kainą, jeigu žmogus net neturi sprendimo priimti savo gyvenimo. Keis savo gyvenimo, eiti tą giluminę transformaciją. Apie kokią mes tada galim kainą kalbėti. Čia ne tas lygis. Ir tik aš sakau ne todėl, kad aš esu pasikėlusi. Tai yra apie žmogaus psichologinės brandos lygį. Štai tik tai apie ką yra. Todėl, jeigu jūs jaučiat ir yra jum atklikis, va tas atsišaukimas ir aiškus pajūtimas, kad man reikia, man laikas ir aš noriu su manim, tada užpildykit paraišką, aš jums viską paaiškinsiu ir duosiu jums pakvietimą. Tų, kurių paraiškas bus užpildytos tikrai išsamei. Mano uždavinys ne jums patikti, bet padėti pamatyti, kokius žaidimus su savim žaidžiat, padėti jums padaryti transformacijas, pasakyti, susivokti, pamatyti, kur kažko aš nesuvokiu.
Ir aš tikiu, kad galbūt mano masterclass ir nėra tokie tralivaliai festivalė, bet pas mus tralivaliai festivalė būna tada džiaugsmas, laimė ir lengvumas, tada, kai mes išeinam iš tų savo programų, bet tam, kad jas ateit, mes turim susivokti ir pamatyti, kad tai ne apie, tai yra ne tai, kad ateit ir pasiguos, kodėl man nesiseka ir visa kita, bet apie susivokti pagaliau, kad tai priklauso nuo mano, tiek, kiek aš save įdėsiu, yra sistema, kuri veikia, o ne tam, kad jūs palinksminti. Tai aš apkabinu visus. Nuoširdžiai dėkui visi, kurie buvot. Žinau, kad tie transformaciniai etapai ne visada yra lengvi, bet tie, kurie klauso širdim, jūs supratot, kad aš irgi kalbu su jumis giliai širdim. O visi tie dalykai, kas jums nemalonus, tai yra tik tai apie jūsų loginį protą. Tai, ką jisai transliuoja. Visus myliu širdį ir apkabinu. Apkabinu ir viskas, baigiu.